Anksti vaikystėje netekęs mamos, Teofilius dažnai lankydavosi Žibėčiuose, pas senelius Marcijoną ir Ievą Matulionius. Nepamiršo tėviškės ir suaugęs. Žmogui likimo mėtomam iš vietos į vietą, iš kalėjimo į kalėjimą, gimtinė kalba apie švelnumą ir namų jaukumą. Šiandien dėja išlikusi tik Matulionių sodybos vieta, kurią pažymi didelis laukų akmuo. Palaimintąjį Matulionį Žibėčių žmonės labai gerbia iki šiol. Visai šalia buvusios sodybos atidengtas paminklas – kryžius skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui. Prie paminklo pastatymo prisidėjo visi Žibėčių ir aplinkinių kaimų žmonės. Senelė va tėviškė ir gyvenamas namas, a šventąją tas kur akmuo. O yra vyresnių kaime žmonių, kurie dar atsimena palaimintąjį Teofilių? Atsimena toks Šaučiulis Vydas. Tai jisai kalbėjo, kad liktai studentas būdamas kažkur tai su juo sveikinos. Žibėčių kaimo bendruomenės narys pasakoja. Jis buvo ypatingas žmogus. Žibėčios Matulionis buvo čiut nešventas. Net Žibėčių herbą sukūrėme pagal vyskupišką Teofiliaus Matulionio šūkį. Pasakyti žodžiai Matulionė per kryžių į žvaigždės, tai ir yra iš mūsų herbo. Kadangi herbo vidury yra mažas kryžiukas ir herbas tai žvaigždutė. Pailga biškutį panašiai į Betlėjų žvaigždę. Ir šita žvaigždė žibėdama kažkaip tai sukūrė tos mūsų žibėčius. Ir tas herbas, ir tas viskas įeina į tą vieną pasakymą. Per kryžių į žvaigždę. Iš šitą herbą gimė šitas pasakymas.